Sveiki, aš Džiugas Lukas Eidukas, esu Brain Club bendraįkūrėjas. Sveiki, aš Kristijonas Flaskas, irgi Brain Club bendraįkūrėjas ir mus galite atpažinti ir žinoti iš pastarųjų 12 metų, kai mokiname visus Lietuvos vaikus ir Airijos ir net Čikagos, kaip spręsti problemas konstruojant Lego robotus. Paskutinius 12 metų keliavom po pasaulį, mokinom robotikos, tobulinom robotikos programas, bet pamatėm, kad kuo toliau, tuo mažesnė problema tampa, kad vaikai nenori mokintis apie technologijas. Ir kuo toliau, tuo labiau matom, kad didesnė problema tampa, kad vaikai yra priklausomi nuo technologijų. Taip atsirado Brain Club. Pradėjau mokinti apie sveiką santykius su technologijom. Per paskutinius 3 metus dirbtinis intelektas tiek išpopuliarėjo, kad robotas nebėra pats moderniausias mokymosi būdas. Dėl to paleidžiam naują programą Brain Club. Ypatingai sustiprėjo mūsų suvokimas perskaičius Jonathan Haidt knygą Nerimo karta, kur pastebėjo, kad 2010 metais, kai atsiradus iPadui, žaidimų pagrįsta vaikystė pakeitė išmaniaisiais įrenginiais pagrįstą vaikystę. Ir nors Lego robotai yra labai tinkanti priemonė, kaip lavinti savo smegenis, smulkiojo motoriką, kaip valdyti dėmesį, bet žinome, kad kai vaikai pereina iš vaikystės į jaunąją paauglystę, ypatingai nuo 10 iki 14 metų, jiem Lego nebėra pakankamai tinkamas įrankis išlaikyti jų dėmesį ir įsitraukimą. Todėl mes pradėjome tyrinėti naujausias technologijas. Viena iš mūsų mėgstamų technologijų yra virtualios realybės, miksuotos realybės. Mes ją jau testuojamės paskutinius 10 metų, bet pagaliau praeitą spalį atsirado Oculus Quest 3S, kuri pagaliau suteikia galimybę už pakankamai prieinamą kainą patirti virtualios realybės teigiamą poveikį. Seniau labai prabangus robotai ir brangus patapo prieinami. Ir tą mes padarėme su robotikos kremu. O dabar norime atnešti pažangiausias priemonės vaikams už prieinamiausią kainą, pačiu patogiausiu jiem būdu per būrelius. Dabar virtualios realybės akiniai yra matomi kaip kompiuterinių žaidimų priemonė, kurie atrodo nesprendžia problemų, o prisideda. Todėl Amerikoje pradėjome ieškoti mes partnerių ir patys tyrinėti, o ką geriausia galima parodyti per virtualią realybę. Ir atradome Mastermind Cognitive Training programinė įranga, kuri drauge buvo sukurta su neuromokslininkais, švietimo ekspertais ir smegenų treneriais. Tai būtent naudojant virtualios realybės akinius, vaikai lavina savo gebėjimus sukaupti, savo koncentraciją, savo emocijų identifikavimą, atmintį, reakcijos laiką ir net po 6 savaičių intensyviai treniruojantis per valandą per savaitę vaikų baziniai įgūdžiai, ypatingai jų kognityvinių sugebėjimų, gali pagerėti, naudojant virtualios realybės akinius net iki 40%. Kas nuostabu yra, kad kiekvieną mėnesį mes galim pagaliau tai, kas yra nematoma, pamatyti, tai įsivertinti, tai kaip tie kognityviniai sugebėjimai tobulėja, kiek pagerėjo reakcijos laikas, atmintis. Mes testuodamės Mastermind programą, po 6 savaičių pajutom, kaip pradedi atsiminti vėl telefono numerius, savo PIN kodus, kuriuos buvau užsirašęs nausuose ar kažkur savo knygutėj, ir vėl grįžta atminties galimybė. Taip, įsivaizduokite, kad šie akiniai yra kaip smegenų kognityvinių sugebėjimų treniravimo įrankis. Ir ten vaikai užsidėję patenka į kaip ir kompiuterinius žaidimus, bet tai yra iš tikro smegenų treniruotės užsimaskavusios kaip kompiuteriniai žaidimai. Čia kaip hunterius kilnoti, ar štangas, ar pritupimus daryti, ar kriaušę daužyti. Ir kas neįtikėtina, kad pagaliau tas form faktorius, prieinamumas ir duomenų siekimas gali padaryti smegenų džimus, smegenų treniravimąsi patraukliu vaikams jau nuo 10 metų ir net suaugusiems. Taip, ir mes kiekvieną mėnesį dabar galim turėti ataskaitas, tai kaip sekasi, kaip vyksta progresas ir kaip prieš 100 metų sporto klubai nebuvo populiaru, nes tiek buvo daug fizinio darbo. Bet dabar galim rasti ant kiekvieno kampo. Lygiai tas pats vyksta dabar su mūsų kognityviniais sugebėjimais. Kol kas smegenų sporto klubų nėra dar, bet jie pradės populiarėti ypatingai su dirbtinio intelekto atėjimu, nes jau galim pamatyti, kad naudodami įvairiausias dirbtinio intelekto platformas, mes jau
pradedam mažiau galvoti ir mažiau spręsti problemas savarankiškai, nes tai už mus gali padaryti kompiuteris. Ir to pasiekoje mūsų kognityviniai sugebėjimai silpsta. Ir viena žinomiausių frazių praeitais metais pagal New York Times buvo brain rot. Ir tai yra smegenų puvimas. Vadinasi, tiesiog mūsų kognityviniai sugebėjimai kuo tolyn, tuo labiau prastėja dėl mūsų per didelio technologijų naudojimo. Tai mes turim išmokti, kad technologijos nėra blogis, bet technologijas turim naudoti sveikai. Ir kas iš tikrųjų viskas net ir prasidėjo robotikos akademijoje, kai mano brolis dovanų iš Amerikos gavo Lego robotą ir atrodo turėjo neįtikėtiną įrankį su neįtikėtinu potencialu, bet po porą savaičių jis tą savo Lego robotą įdėjo į stalčių ir pamiršo. Ir tada pamatėm, kad neužtenka tik tai įrankio. Taip pat neužtenka tik tai roboto, neužtenka tik tai virtualios realybės akinių. Reikia įtraukiančio, motyvuojančio ir naudingo turinio, reikia grupės ir reikia tikslo, kodėl tai darai. Tai įsivaizduokite, mes virtualios realybės dėka treniruojame smegenis, kad paruoštume vaikus ir jaunąją kartą, jaunuosius paauglius, kaip būti pasiruošusiam dirbtinio intelekto erai. Mes matome net statistikoje, kad vaikai beveik 9 valandas per dieną vidutiniškai gali praleisti ir jas praleidžia veltui. Ir dabar mūsų uždavinys yra, tai kaip juos išmokinti, kad jie tą laiką technologijose praleistų prasmingai. Virtualios realybės akiniai ir miksuotos realybės akiniai patampa erdviniais kompiuteriais. Tai aiškiai, jie tampa vis išmanesni dirbtinio intelekto esančių, jų nebereikia valdyti 2 dimensijų ekrane. Čionais esantys sensoriai ir kameros padaro mūsų kambarį neribotų kompiuterių su skaitmeniais ir miksuotos realybės objektais. Ir ateitis priklausys žmonėm, kurie įvaldys erdvinius kompiuterius. Bet tam, kad juos galėtum gerai valdyti, o ir ne tave technologijos valdytų, turi turėti stipres ir tam paruoštas smegenis. Turi būti cognitively fit. Ir jeigu čia yra treniruoklis, mums visą laiką reikalingos yra svarstyklės, matavimai. Bet mes Brain Club labai tikime, kad negali pakeisti to, ko neseki, ko nematuoji. Mes taip pat atradome labai įdomų naują sritį, tai neurotechnologijas. Ir čia turime porą pavyzdžių, kaip Kristijonas ir minėjo, tai yra kaip svarstyklės. Mes galim pagaliau įsivertinti, kaip vaikai gali susikaupti ir kaip gali atsipalaiduoti. Tai kartą per mėnesį mes besitreniruodami virtualioje realybėje, eidami per AI, tai dirbtinio intelekto mokymosi programą, atsivežam neurotechnologijas ir čia matotumėte sensorius, kuriuos užsidedam ant galvos ir galime pamatyti, tai koks yra susikaupimo ir atsipalaidavimo lygis. Pavyzdžiui, atsipalaidavimo mokinsimės apie 4 žingsnių kvėpavimą. Ar ne? Tai būtų, kaip mes galim kvėpuoti, nusiraminti ir tai pamatysim telefono ekrane ir vaikai gali identifikuoti, pagaliau pamatyti tai, ko niekad nesuprato. Kai mokyklai klausdavo ir prašydavo vaikų, ar galit atsipalaiduoti, ar galit susikaupti, vaikai dažniausiai nesupranta, ką tai reiškia, nes jie niekados nėra matyti tokios būsenos. Ir pagaliau mes galim dabar ją įvertinti, matydami, skanuodami mūsų smegenų dažnį. Ir kai tu pradedi patapti sąmoningas apie savo smegenų bangas ir gali jas matuoti, mes galime sąmoningai patekti į norimą būseną. Ir jeigu seniau šie dalykai buvo nematomi, dabar neurotechnologijų dėka ir kognityvinio mokslo tobulėjimo dėka mes galime šias technologijas atnešti vaikam ir jų tėvam, drauge su Brain Club. Mes turime taip pat tokią technologiją kaip FNIRS, tai Functioning Near Infrared Light Spectrography, kur kaktinėje smegenų dalyje infrarediniai davikliai matuoja, kiek daug kraujo prisotinto deguonies mes aprūpiname savo kaktinę dalį. Prefrontal cortexas yra atsakingas už planavimą, emocijų valdymą, organizuotumą, impulsų kontrolę ir gebėjimą ilgai išbūti koncentracijai ir dėmesį. Ir taip prisijungę prie įrenginių, išmanių įrenginių, susikaupę galime pakelti kamuoliukus į viršų ir nuleisti ir taip parodyti vaikus, kad jie gali valdyti savo būsenas, kurios prieš tai būdavo tik tai nuhakinamos kompiuteriniu žaidimu, socialinės medijos ar kitų blogųjų technologijų. Bet tikslas kam? Kodėl mes šitą visą mokinam džiugiai? Geras klausimas. Aš pats dabar galvoju.